Gersi kavos? Gersiu. Kokios? Baltos. Baltos? Tiesiog su pienu ar latte? Nesvaru. Aš nežinau, kaip man seksis. Bet ašgi nieko neprarasiu, pabandžiusi. Tai man viduje man niekada nebuvo kažkokių tokių blokų, kad nebandyk, nelysk ar dar kažkas. Pradedant naują veiklą, jeigu matyčiau, kad man nepavyksta, aš drąsiai priimu tai. Ir aš galiu garsiai pasakyti, man nepavyko. Ir nieko, viskas gerai. Gyvenimas vienas. Tikrai neatsuksi laiko, tu savo gyvenimo nepakartosi, tų metų nepakartosi, nieko nepakartosi. Po 100 metų tavo namuose gyvens kiti žmonės, tavo darbą dirbs kiti žmonės ir tau dar įdomu, kas ką pagalvos ir kas ką pasakys. Mano aplinkoje buvo tokių žmonių ir man artimų žmonių, kurie ten, tai tu dabar valytoja būsi. Būsiu ir kas? Saldainuką. Ne, ačiū. Žinok, aš gal po visko, kai Lukas pasakys viskas nufilmuota, tai tada jau sakysiu, davai. Iš tikrųjų, saldainiai, kuriais tave šiandien vaišinsiu. Aš atsiprašau, jis jau filmuoja? Jep. Okay. Jis ten filmavo, bet mes tokią įžangą darom, kur tam paskui keli žodžiai tik tai krenta. Ir muzikytę užsidėsi, ne? O šiaip čia galima viską sakyti, ką galvoji? Ką galvoji, ką norit, gali netgi mane lenkiškai. Oi, gali. Mano vyras labai laukia, kad mes ką nors pavarytume lenkiškai. Sako, pavarykit. Sako, būtų labai faina. Tai vardan Tado, ką nors galėsi, privietka. Ne, tai pradėkim nuo to, kad man aplamai yra keista su tavim kalbėti lietuviškai, nes aš vis tiek baigėm tą pačią mokyklą ir ta prasme. Nu, va taip. Tai mes ir turim paporskį ruzmavęs, o ne lietuviškai. Tai mes čia paskui titrus uždėsim lietuviškus. Jo. Tai pratesk, man labai įdomu. Ne, žinok, aš pratesiu apie kalbų skirtumus. Tu kaip mastai, nes mes abi turime vyrus lietuvius, baigusios Lenkų mokyklą. Mastai tu dar lenkiškai ir jau lietuviškai? Dar lenkiškai. Būna kartais mintyse skaičiuoju lenkiškai. Okay. Pagaunu save ant to, kad skaičiuoju lenkiškai. Ir šiaip ir mastau kartais lenkiškai. Nežinau, nuo ko priklauso. Dažniau lenkiškai. Nesvarbu, kad kalbu lietuviškai. Mhm. Man tai kažkaip persivertė, turbūt, kai studijų metais nuėjau dirbti padavėją. Ir aš tada pradėjau mąstyti lietuviškai jau. Jau nuo tada, bet skaičiuoju vis tiek lenkiškai. Nu tai va, neprarandam to. Tai va, tai saldainiai, žinok, yra mano pačios daryti, toks ir saldainis, ir didesnis, kurie, to receptų dalinsiuosi irgi su galiu moterimis. Tai galėsi savo verdiktą pasakyti ir pasidalinsiu, ar Evelinai patiko. Gerai, aš dėl to tau jokių kepinių ir nevežiau, nes čia būtų, man atrodo, įžeidimas. Ne, iš tikrųjų žmonės galvoja, kad įžeidimas ir kad kažkaip čia nepriklauso, bet man kaip tik labai gaila, nes žmonės savo kažkokių naujų vietų žino, mėgstamų ten desertų. Ir man įdomu visada yra ragauti. Gerai. Jo, tai galėsi dar kartą mane pakviesti. Gerai. Bet iš tikrųjų aš pastebėjau tavo visokiose reelsuose, labai dažnai pas tave būna saldainių. Būtent tavo šeima mėgsta saldainius, ne? Taip. Pas mus yra saldainių stalčius, jis yra antras virtuviai ir visi labai stebisi, kodėl jisai būtent taip žemai ir taip lengvai pasiekiamas, nes pas mane yra 3 visiškai saldainių fanatai ir, ta prasme, aš galiu, man tai saldainių gali nebūti. Man idealiausias saldainis yra kokie lašinukai papjaustyti su duonyte. O jiems tai taip. Ir kiekvienas nuėjimas į parduotuvę tai yra kokių nors saldainių nupirkimas dažniausiai. Ir aišku, vaikus tai kiek tai įmanoma ribojam, kiek tai įmanoma, bet šiaip visada namie yra. Visada. Ir dažniausiai pabaigsiu tą mintį, kad visi stebisi, kodėl taip lengvai prieinamas. Nes realiai, jeigu yra namie 3 žmonės, kurie dievina saldainius, tai bent jau dėl 2 iš jų tai turėtų būti kažkur aukščiau. Bet tai nežinau. Aš neturiu gal tokios mados slėpti. Man kaip tai geriau susitarti su vaiku, kad, tu galėsi paimti, kai mes papietausim. Jis yra lengvai prieinamas, jis yra labai lengvai pasiekiamas tas saldainis, bet mes, susitarėm, o ne tai, kad aš tau duosiu, kada norėsiu. Man kažkaip aš netaikau tokių metodų auklėjimo, kaip čia net pavadinti, nežinau. Gal tas yra, man tai kažkaip panašiai skamba turbūt kaip mane augino, kad niekada nebuvo tabų temų arba kažko draudžiamo ir tada tu augi tokiame kaip ir netrukume ir kad nėra to jausmo, kad jau kai gausiu, tai tada atsigriepsiu, toks, žinai, tai aš tarp kitko irgi su ta mintim ir savo sūnų auginu, kad jisai visko gali paragauti,
kad ar tai būtų šokoladas, ar tai būtų sausainis, ar ten dar kažką. Bet aš ir pastebėjau, kad pas jį yra dar tas intuityvus tas toks valgymas, kur ta prasme jisai gali 3 kąsnius kažkokius atsikasti, gal netgi mažiau, jisai pats padeda. Tai kol kas veikia, bet aišku visokių pavyzdžių būna, kur atrodo ir neriboji, ir kaip ir susitarė, o paskui vis tiek kažkodėl paaugliai. Kai randa jau tokį. Ne, aš irgi gal pritarsiu, kad pas mus irgi nėra šeimoje tabų temų ir mano vaikai gali klausti visko. Ir tikrai viską tiek atsakymus gaus, tiek mes visą laiką bandom išsiaiškinti, atsakyti visokius ten klausimus ir tų klausimų būna pačių įvairiausių. Tenka googlinti? Ne, gal dar neteko googlinti, bet būna kartais, kad tenka išsisukti nuo klausimo. Kai neatsakai, bet aš kažkada esu skaičius tokį straipsnį, kur rašė, kad negalima vaikui pasakyti nežinau. Nes tada galvoja, lemba, mama tokia nežinanti, suabejoja, taip lik mama. Geriausia yra pasakyti, aš sužinosiu ir tau atsakysiu. Tai vat mes taikom tokį, nes būna kartais tokių klausimų, į kuriuos gal dar per anksti duoti tam tikrus atsakymus. Tai jau ten bandom visai laviruoti, bet pas mus, bent jau mes taip stengiamės, kad mes stengiamės tartis su jais, kalbėti ir tartis. Ir vėlgi pasikartosiu, kiek tai įmanoma. Nes šiaip tai man tas vaikų auginimas, tai o dievai. Aš galiu vaikščioti nėščią, aš galiu gimdyti, bet auginti tai man yra darbas, juodas darbas, jau kaip profesija turėtų būti. Mama, kuom dirbi? Mama, ir visi turėtų gerbti tą profesiją. Tu nusilenki tik tai. Kaip tik, jo, jeigu prieš kitas profesijas, tai prieš mamą turėtų būti. Bet žinok, iš tikrųjų, nes kiek moterų kalbinau, tai ir aš pati ne vieną kartą sakiau tą dalyką, kad aš lenkiu galvą prieš mamas, kurios geba išbūti tą laiką auginimo vaikų, nesiblaškyti, nebandyti jų greičiau prakišti į darželį arba ten į kažkokius darbus pasiduoti, į kažkokius tam projektus ir panašiai, kur iš tikrųjų kaifuoja nuo to, kad jos būna visą laiką ir ten ir auklėje žaidžia ir visokius tokius dalykus daro ir kad kažkaip jos tame atranda tokią pilnatvę ir jom tikrai nuoširdžiai yra faina. Aišku, kad visos jos pavargsta ir, ir vienos ir kitos, bet aš irgi visą laiką sakau ir, nežinau, turbūt 90% mano kalbinamų moterų irgi sako, aš irgi lenkiu galvą. Tai išduok, net aš lenkiu galvą, nes aš buvau ta, kuri prakišo į darželį. Okay. Bet iš tikrųjų, tu esi ta, kuri labai norėjo didelės šeimos. Aš kažkur girdėjau, kad jūsų vyrų planavo 4. Kitas klausimas. Bet iš tikrųjų, man labai patiko ta frazė, kad norėjom 4, kai gimė pirmas, supratom, kad užteks 3, o kai gimė antras, tai kad pilnai užtenka ir 2. Taip, čia mūsų buvo žodžiai. Nors vyras tikrai ne vieną kartą sakė, kad norėtų 3. Ir jisai tikrai ir dabar neatsisakytų. Jeigu tik aš jo užklausčiau, tai jisai tikrai būtų jau pasiruošęs. Bet tai ne, aš labiau esu gal už kokybę negu kiekybę šiuo atveju. Man 2 jau yra daug, bent jau tokie vaikai, kokie yra mūsų, nes jie ir labai aktyvūs, jie tarpusavį tikrai pakankamai dažnai nesutarė, tai man dabar yra darbo tiek su jais, tai kur dar tas 3, nes aš įsivaizduoju, kad kai gimsta tas 3 vaikas, tai tu jam atiduodi labai daug savo dėmesio ir daug savo laiko ir daug savęs, o dar 2 yra, kurie auga ir kuriems irgi reikia mamos. Tai šitoje vietoje žinai, labai lengva yra kalbėti, kol neturi. 4 tikrai, o gal net ir 5, bet kai jau juos turi, tai aš labai vertinu tai, kad jie yra ir man kol kas, vėlgi, nespjaunam mes į tą šulinį, tai kol kas dar amžius leidžia, bet kol kas tikrai 2 yra sočiai. Čia žinai, kai vieną kartą išgirdau mamos, kuri turi 3 vaikus, kol kas jie yra mažuliukai ir jinai sako, žinok, jeigu mūsų 3 būtų 1, mes turėtume 1, o ne 3. Irgi taip. Jo, tai tada aš irgi supratau, kad čia yra tas, viskas yra relatyvu ir, žinai, kai tu patiri, gali būti labai ramus vaikas ir tave tai atrodo, ir dar galėtum. Bet kai vaikai aktyvūs, kai tikrai jie labai užpildo tavo gyvenimą, tai tada turbūt... Taip. Visiškai pritariu, kad labai nuo vaiko priklauso. Ir tai netgi po 1 savo vaiko aš dabar galvoju, kad mes buvom drąsus, kad ir apie 2 pagalvojom, nes tikrai ir bemiegės naktis, ir
Aš labai anksti nutraukiau maitinimą ten dėl tam tikrų priežasčių, tarsi nebuvo sunku, beprotiškai sunku. Tai, kad mes ryžomės ir antram ir pakankamai greitai, tai va čia dar vienas medalis man ant kaklo. Dar vien mama didvyrė. Bet iš tikrųjų ne tik tame, aš kai ruošiausi ir girdėjau ne vieną pokalbį, kuriame tu dalyvavai. Ir tikrai pastebėjau, kad labai mėgsta tave pristatyti ir kažkaip paliesti tą temą, kiek kartų tu laukiaisi vaikų ir kiek kartų jūs stengiatės jų susilaukti. Tai tikrai įspūdingi skaičiai, kurie, man atrodo, antraštėm labai įdomu ir tinkantis. Tikrai toks ir skambiai. Tai iš tikrųjų buvo nemažai nėštumų, iš kurių pas jūs yra 2 vaikai. Man labiau iš to kažkaip pasiėmiau ne tai, kad kiek kartų tu laukiasi ir kiek kartų nepavyko, arba kiek kartų pas tave buvo drąsos dar kartą, žinai, pradėti, bet labiau iš tos pusės, kad, žinai, tu sakai, kai tavęs klausia, o nebuvo kažkaip sunku dar kartą bandyti, ar kažkaip perlipti per save, ar ten dar kažką, ir pas tave antiek yra stiprus tas užtikrintumas balse, žinai, aš žinau, kad aš galiu, tik man kol kas nepavyksta ir man reikia išsiaiškinti, kodėl. Ir man atrodo, kad tai yra viena iš tavo asmenybės tokių labai stiprių savybių, nes kalbant apie motinystę, apie vaikų ateimą, kalbant apie tavo profesinį kelią, ar ne, nes gali ir pati papasakoti savo, kaip viskas prasidėjo, nes aš tai tave prisimenu, dar pati pas tave tvarkiausi nagus, buvo toks laikotarpis, ar ne, ir dabar tu labai sėkmingai save realizuoji profesinė prasme. Kaip įmonės pavadinimas yra? Aš labai bijau netinkamai ištarti. Raipat International. Va. Nes aš taip skaitau ir galvoju, bijau netaip ištarti iš tikrųjų. Tai dauguma žmonių tave pažįsta kaip ponia sušluostė. Kurjeriai dar siunčia ne su tokiu pavadinimu. Dar Evelina rašo, ar jau būna? Aš tau galiu pasakyti, kad nesušluostė. Labai dažnai mane vadina ponia sušluota kažkodėl. Nors ten ir šluota net šalia nestovėjusi. Bet gal tau visai patiktų? Žinai, tokia statusą dar. O gal aš tik labai į raganą panašiai kartą. Ai, tas sušluota. Ne. Tai net nežinau, nuo ko pradėti. Tai nuo savo profesinio kelio, kaip pas tave viskas taip vystėsi į tai, kur tu dabar esi. Tai kadangi jau paminėjai, kad buvau nagų meistrė, tai taip, tai buvo mano aistra, tai buvo mano labiau hobis negu darbas. Man tiesiog patiko tai daryti ir netgi galiu pasakyti, kodėl aš pradėjau dirbti su nagais. Aš vaikščiau pas vieną merginą tvarkytis nagų prieš beprotiškai daug metų, kai buvo gal pati pradžia aplamai tų nagų Lietuvoje. Ir man labai pradėjo dažnai lūžinėti nagai. O kadangi tai buvo toks būmas tų nagų, mano meistrė niekada nerasdavo man vietos sutvarkyti 1 arba 2 nagus. Niekada. Tai prasme, kad man reikėdavo laukti tas 3 savaitės, kad susitvarkyti tą 1 nagą. Ir aš tiesiog pagalvojau savo, kad gal kol aš laukiu to kito vizito, galiu tą 1 sutvarkyti pati. Tai va taip ir prasidėjo mano tas kelias. Tada kokia nors draugė ateina, padarai draugiai, tada ateina kažkokia pažįstama, padarai pažįstamai. Nu, va taip ir įsivažiavau. Ir ta veikla man labai patiko, kad aš pradėjau lankyti kursus visokius, nes, iš pradžių tai aš buvau ta savamokslė. Pradėjau lankyti kursus, man buvo įdomu. Ir niekada gyvenime, jeigu atsukti laiką prieš kokius, kad ir 5, 6, 7 metus, niekada gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad aš pakeisiu savo hobį ir savo mėgstamą veiklą. Man sakyčiau, nesąmonė, eikit, net nenoriu klausyti ir viso gero. Bet gavosi taip, kad pas mane atėjo irgi mano draugė, kuri pradėjo dirbti su šluostėm. Ir ji man, žinok, metus laiko pasakojo apie šluostės. Bandė visaip per aplinkui, tai tiesiai šviesiai, tai vėl per aplinkui. O man, kadangi aš turiu savo mėgstamą veiklą, man nereikia, aš negirdžiu kitų ten. Tu dirbi ir dirbk, viskas, aš dirbu, tu dirbi, visi laimingi ir toliau dirbkim. Nežinau, kas pasikeitė, aš jau buvau pasigimdžius abu vaikus ir aš pagaliau ją išgirdau. Vat vieną dieną aš išgirdau, ką ji man nori pasakyti. Aš jai leidau papasakoti ir gavosi, kad įsigijau šluostės, išbandžiau. Ir tiesiog pagalvojau, kad, o kodėl nepabandžius. Žinai, ateina gal gyvenime toks etapas, kaip sako, arba vyrą reikia keisti kas 7 metus, arba šukuoseną, arba ten dar kažką. Tai galbūt tai buvo tas kažkoks momentas, kai man reikėjo kažką pakeisti gyvenime. Ir aš pabandžiau, pradėjau dirbti su šluostėm, dirbu 3 metus tai jau tikrai, gal šiek tiek daugiau. Ir
ne gal šiek tiek daugiau, Dieve, 4 metai. 4 metai dirbu su šluostėm ir kas man patinka? Man patinka, kad aš jas naudoju namuose, aš su jom tvarkausi ir aš galiu jas rekomenduoti kitiems, kad jie irgi jas naudotų namie, bandant kiek tai įmanoma atsisakyti tos chemijos namuose, kas dažniausia šiais laikais auginant vaikus yra aktualu. Ir viskas, ir taip vat savo ir dirbu. Ar aš dirbsiu čia dar metus, dar 2, dar 5, aš niekada apie tai negalvoju. Galbūt aš pakeisiu šitą irgi profesiją, kažkokią profesiją, tai profesija vadinasi? Darbą, veiklą. Gal aš pakeisiu šitą veiklą į kažkokią kitą. Niekada apie tai negalvoju, nes jau nebegalvoju. Jeigu aš tada dar galvodavau, kad jau tikrai nagai, tai čia mano iki gyvenimo galo, tai dabar aš taip jau irgi nesakau. Šiuo metu dirbu, patinka, tai dirbu. Jeigu kažkas gyvenime keisis, tai aš atvira visiems pasikeitimams. Kaip manai, iš kur drąsa keisti ir nebijoti keisti? Žinai, ta prasme, nes pas tave apskritai yra tas toks labiau iš tos, yra daug žmonių, kontekstą tiesiog įvedu, kodėl man šitas klausimas kilo, yra daug žmonių, kurie dirba tam tikrą darbą ir jie jo nekeičia dėl to, kad kažkokia baimė yra, kad man nepavyks, kad aš gebu vieną dalyką, tarkim, tvarkyti nagus, tai kaip čia aš dabar pardavinėsiu šluostės arba ten, nežinau, ledus ar gaminsiu ar ten dar kažką darysiu, ar ne? Yra daug tokių vidinių kažkokių blokų, kurie neleidžia ir, vis žingsnis atgal ir, žinai, ir tos drąsos pritrūksta. Pas tave tai tokio atrodo, kad iš vis nekvestionuojama yra, kad bijoti kažko, ne, tiesiog aš tiek mylėjau tą, kad nesvarščiau kažko kito padaryti. Kodėl, nežinau, iš kur pas tave ta laisvė ir kaip manai, kodėl kitiems taip yra sunku pasiryžti? Gal aš sakyčiau todėl, kad aš nebijau suklysti, nes šiuo atveju pradedant naują veiklą, aš nežinau, kaip man seksis. Bet ašgi nieko neprarasiu pabandžiusi. Tai man viduj niekada nebuvo kažkokių tokių blokų, kad nebandyk, nelysk ar dar kažkas. Ašgi visą laiką galiu grįžti prie nagų. Jeigu būtų toks poreikis, aš galiu. Šiai dienai aš nenoriu, bet jeigu, sakykime, reikėtų, aš galiu. Pradedant naują veiklą, jeigu matyčiau, kad man nepavyksta, aš drąsiai priimu tai. Ir aš galiu garsiai pasakyti, man nepavyko. Ir nieko, viskas gerai. Aš grįžtu arba prie to darbo, ar galų gale pradedu kažkokią kitą veiklą. Gyvenimas, aš visą laiką sakau ir man patinka sakyti, gyvenimas vienas. Tikrai neatsuksi laiko, tu savo gyvenimo nepakartosi, tų metų nepakartosi, nieko nepakartosi. Ir kaip žmonės sako, kad po 100 metų tavo namuose gyvens kiti žmonės, tavo darbą dirbs kiti žmonės ir tau dar įdomu, kas ką pagalvos ir kas ką pasakys. Gyvenk ir dabar mėgaukis. Taip, ir jeigu mes suklydome pasirinkime, tai mes galim tiesiog pasakyti, kad pripažinti savo, ne kitiem kažką įrodinėti, o savo, kad na taip, man nepavyko, man nesigavo. Gerai, gyvenam toliau, bandom toliau, vis tiek kažkur kažkada kažkas pavyks. Ar tu įsivaizduoji tokią, nežinau, gal akimirką, kai tu galvoji, kuo aš dar galėčiau užsiimti, ar ne? Pavyzdžiui, su šluostėm tai atėjo žmogus, kur tau buvo kaip kelrodė, ar ne? Sako, žiūrėk, čia yra labai faina. Bet, pavyzdžiui, irgi aš galvoju, yra žmonių, kurie, norėčiau keisti. Jau nebepatinka, žinai, jau kažkas trukdo gyvenime. Ir žinai, kur toks, kaip savyje atrasti tą kažkokią, nežinau, kažkokį gebėjimą naują. Tarkim, kad ir tavo gebėjimas, realiai tai pristatyti ir parduoti. Nes, pavyzdžiui, su nagais tau nei vieno, nei kito nereikėjo. Tai čia visiškai naujai įgūdžiai, kuriuos tu... Su nagais tai gal irgi sakyčiau, kad reikėjo, nes tu turi padaryti darbą, tu turi tą darbą nufotografuoti, tu turi tą darbą parodyti, kad ir tam pačiam tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, kad tavo būsima klientė matytų, ką tu gebi ir norėtų pas tave ateiti. Tai čia kaip ir irgi reikėjo šito. O dėl šluosčių, kas yra man gal paprasta, kad aš pati jas naudoju. Atsikėliau ryte, pamačiau, vaikai išterlino, aš galiu tai nufilmuoti, kad žmogus, kuris mane stebi, matytų, kad tai yra valoma čia ir dabar, kad tai nėra kažkur sukarpyta, kad tai nėra nuotrauka prieš po, nes aš stengiuosi bent jau nedaryti tų nuotraukų pati prieš ir po, nes toks gaunasi, man bent jau atrodo, kad mano klientas gali galvoti, tai neaišku, kuom jį čia valė.
kiek laiko valė, o gal net iš vis ten su kažkuo neaišku, kuo valė. Tai man labiau patinka pristatyti tą produktą, va čia ir dabar. Žiūrėkit, čia yra dėmė, su kuo valau, išvaliau, išdžiuvo, parodau, kad va, išvalyta. Kai tu naudoji tą produktą, tau nėra sunku jį ir parodyti. Ir iš tikrųjų, man irgi kažkaip besiruošiant mūsų pokalbį, tai susidarė tas įspūdis. Radai dėmę? Oi, ne vieną. Oi, ne vieną. Tikrai su 2 metų vaiku, tai čia, žinai, gali ieškoti ir kiekvienam kampe rasi. Tai, bet man ir susidarė tas įspūdis ir tas jausmas, kad tau net nereikia parduoti. Žinai, ta prasme, kad antiek tavo Instagramo paskyra, kuri kaip ir yra kanalas, nes nėra kažkaip e-shopas, ar ne, tarkim, kaip būna. Pas tave yra čia tavo pagrindinis pardavimų kanalas, bet jame atrodo, kad tu net ir neparduodi, žinai, labai gražius, labai fainus, labai turbūt vienus juokingiausių filmukų Lietuvoje kūrėte su vyru ir ten kartais kažkiek ir vaikų įpinat. Ir atrodo, kad visam tam kontekste, vat būtent, kad tau net parduoti nereikia, net stengtis, ar ne, kad viskas antiek, jeigu pradžioje dar buvo pas tave įrašų, kur tu pristatai, kad tu tokiai įmonėje dirbi, kad čia yra tas ir anas, o dabar tiesiog atrodo, vat, tarsi vat, tau skirta, ar ne? Aš tai gal sakyčiau, kad aš taip stengiuosi plaukti pasroviui su dabartiniam tendencijom. Kas yra dabar ant bangos? Ant bangos šiuo metu, vat, paskutinį kartą konsultavausi šiek tiek su Instagramo specialiste, tai jį man ir sako, video turinys yra pagrindinis, kad žmogus matytų video formatu, ką tu gali jam pasiūlyti. Reelsai dabar ant bangos, kad nebūtų vien tik apie valymus. Kad neatrodytų, aš pati nestebėčiau profilio, kur moteris nuo ryto iki vakar valo, dovalo. Neįmanoma tai stebėti ir žiūrėti. Tai aš drąsiai įpinu ir kažkiek vaikų temų, nes mane stebi kažkoks būrys mamų, įpinu kažkokius kasdienius reikalus, kartais kažkokius patiekalus. Taip jau bandau taip paimti kažkokį tokį mūsų šeimos tokį burbuliuką dalį ir parodyti, duoti žmonėm. Ir netgi dėl tų pačių reelsų galiu pasakyti, kad ne vieną kartą labai žmonės mūsų reelsus suasmenina kartais. Nepritaiko savo, o pritaiko mum. Ir jie galvoja, pavyzdžiui, atsimenu vieną reelsą nufilmavau ir buvo komentaras, vyras tai po padu. Tai vat ne po padu, mes ten labiau nereikėtų suasmeninti, kad visos šitos situacijos vyksta mūsų namuose. Ne. Mes ten labiau esam jau dabar gal kaip aktoriai, labiau, kad parodyti ne žmogų konkretų, o pačią situaciją, kad tas pats vyksta dažniausiai visuose namuose. Nors kartais būna, žinai, komentarų, kai nežinau, pas mus tai taip nėra. Tai ir ačiū Dievui, kad pas jūs taip nėra, aš labai džiaugiuosi, kad pas jūs taip nėra. Bet paimti tą situaciją ir parodyti, kad dažniausiai pas visus tas pats ir nereikia dėl to kartais nei pyktis, o tiesiog apsikabinkit, nusišypsokit ir gyvenkit toliau, nes pas visus tas pats. Taip. Tai čia ir yra pagrindinė jūsų reelsų žinutė. Iš esmės taip, parodyti tą santykių įvairovę, nuo visko, nuo vieno kraštutinumo kartais iki kito, bet per tokią juoko gal labiau prizmę, kad kartais ir parodyti, kad vyrai ne viską supranta, ką galvoja moteris, ir atvirkščiai, tai tiesiog, kad nuraminti gal kartais žmonės. Nes žinai, kai būna pasižiūri reelsą ir parašo, kad Dieve, ačiū Dievui, aš galvoju, čia tik pas mane toks asaras. Taip. O čia pasirodo pusė jų tokie. Ja. Nesupranta, negražu gal taip vadinti, atsiprašau, vyrai. Čia aš ne mano žodžiai. Bet tai yra moteris, Dieve, taigi būna daug pavyzdžių, kai jūs irgi dalinate, žinai, kaip moteris ten, žinai, pagalvoja, o vyras turi suprasti. Taip, tai vad ką aš ir sakau, kad kartais ir ta žinutė tokia, žinai, gali būti labai tarp eilučių, kad jeigu tu moteryje nori kažko iš vyro, tai tu jam paimk ir pasakyk. Taip. Jisai neturi, sugalvoti. Ir neturi, kaip ir sakai, ant gamtinių kažkokių galių suprasti, ką dabar ta moteris galvoja, sėdinti visą susisukus. Aš labiau tą žinutę gal siunčiu. Tai irgi nesuasmeninant, bet pasižiūrėti, kad žmonės suprastų, kad pas visus tas vyksta ir kad tikrai galima tokių situacijų net kartais ir išvengti. Arba pasijuokti iš jų. Taip. Bet iš tikrųjų, žinai, tai kad žmonės pritaiko ir sako, pas mus tai taip nebūna. Tai tu praktiškai po kiekvienų reelsų ir paklausi, būna? Tai natūralu, kad kai kurie atsako, kad nebūna. Žinai, tai toks irgi truputėlį tokios savirefleksijos gaunasi.
Bet šiaip, jeigu sakai, kad ne visos situacijos yra iš jūsų šeimos paimtos, ar ne? Kaip jūs atrandat, nežinau, kur jūs stebite tas situacijas ir tas būtent kontekstas, kuris jums įkvėpimo duoda vienai ar kitai temai? Nes iš tikrųjų reikia pripažinti, kad pas jūs dažnai būna nauji filmukai. Tai žinai, to tokio prikūrimo visokio, tai reikia... Kai kurios situacijos yra mūsų, bet nesakysiu kurios, kad nesuasmenint. Kai kurios situacijos būna paimtos iš draugių gyvenimo, iš aplinkinių gyvenimo, nes, žinai, kartais būna draugė paskambina ir pradeda pasakoti, susipykom dėl to ir dėl to, dėl to ir dėl to, o aš negaliu paguosti iš dalies, nes man atrodo, Dieve, kokia smulkmena. Nu, o vat pas ją, tai čia jau, žinai, pasaulinio masto problema, kaip jisai taip galėjo. Tai vat būna tokių, o šiaip kartais netgi ir tas pats internetas pagelbėja. Nes visos situacijos yra gyvenimiškos, visos. Kartais pamatai kažkokį užrašą, kažkokį demotivaciją, kažkokią, kur parašyta viskas, raštu parašyta kažkokia situacija, tai paėmė ją ir suvaidini. Bet šiaip ir dabar, pagalvojus, kai pasižiūri tos reelsus, tai yra labai daug tokių pasikartojančių. Bet kiekvienas yra savaip aktorius ir kiekvienas netgi tą pačią situaciją savaip parodo. Taip, ir visai kitaip susižiūri. Pas vienus atrodo, kad žmonės jau ten užpilva laikos ir juokiasi, o kiti tai taip, ne. Pas mus taip nebūna. Nebūna. Pas jūs taip nebūna. Iš tikrųjų, aš pamenu, kažkuris irgi reelsas buvo, kur aš tiesiog nuoširdžiai šluoščiau ašaras. Man buvo taip. O kartais ne tas, nes aš atsimenu tavo gal ryškiausią reakciją į reelsą, kur 5 ryto tu guli ir meldiesi, kad tai būtų ne vaikas, o pabaisa. Aš suprantu, kad aš irgi relaitinu, to yra dalykų. Ne, buvo kažkoks kitas, dabar tikrai neprisiminsiu, bet tiesiog sėdėjau ir man bėgo upeliais. Bet ir aš matau, kad mano vyras kiekvieną tavo reelsą yra užlaikinęs. Jis manęs teko? Taip. O, tas šokėjas, tas fainas. Artistas. Tai jūs irgi galėtume dabar jau į savo aprašą parašyti artistai, aktoriai. Grinai, aktoriai. Neprimkite asmeniškai, čia tik aktorių darbas. Bet pas jūs labai fainas tandemas toks yra ir, žinai, moteris labai dažnai sako, kad kaip aš norėčiau, kad mano vyras sutiktų irgi daryti kartu reelsus. Bet pas jūs, aš kažkaip ne iš karto netgi pagavau tą dalyką, bet tavo vyras labai pripratęs prie kameros yra, ar ne? Su jo veikla kažkaip susiję ir jisai yra prie to pripratęs ir lengvai, iš vis iniciatyva buvo tavo ar jo daryti? Mano. Tavo, ar ne? Prieš istorija buvo tokia, kad man draugės pradėjo, mano kolegės dvi, pradėjo mane spausti ant to, kad aš pradėčiau filmuoti reelsus. Nes jeigu atsukti visą mano profilį iki tos vietos, kur pirmie reelsai, tai ten dažniausiai vat ir būdavo. Čia jau kokie 1,5 metų, tai tikrai gal net šiek tiek daugiau. Ten ir būdavo viskas labai apie darbą. Darbas, valymas, darbas, nuotraukos kažkokie, gal kartais ten ir video būdavo kažkokių pavalymų. Ir mano draugės jau buvo pradėjusios filmuoti tos reelsus, pirmus tos tokius, ir labai spaudė mane ant to. Ir aš labai gerai atsimenu, kai viena iš jų sakė, Evelina, tu tokia faina, taigi tu žmonėm parodyk, palinksmink tos žmonės. Ir aš žinok, sakiau, ne mano, ir aš čia nesifilmuosiu, ir čia yra visiška nesąmonė. Bet ilgai užtruko, kol jos mane įkalbėjo, nes jos tai darė ir jos man sakė, ir tu daryk, ir tu daryk, ir tu daryk. Tai jos mane įkalbinėjo kažkiek laiko, tai va dar tiek pat laiko aš įkalbinėjau vyrą. Nes tada aš jau iš jo girdėjau kokią nesąmonę, ką čia mes filmuosim, taigi nei to laiko nėra, nei noro, nei nieko. Ir po to kažkaip net nežinau, pabandė, mano pirmas reelsas buvo su šautuvu, kur aš jį buvau tą šautuvą nukreipus, tai netgi jame matosi, kad dreba labai stipriai mano ranka, nes aš, sakau, tai yra ne mano ir tada ir jaudinausi, ir kaip čia nufilmuoti, ir kaip čia pasakyti. Tai va šitas reelsas ryškiausiai parodo, kad tada aš buvau kaip ne savo lėkštėje. Bet po to su laiku, gal žinai, svarbiausia, kai yra tas grįžtamasis ryšys. Kai tu matai, kad žmonėm patinka, kad žmonės mato save, kad žmonės susitapatina gal kažkiek, pasidaro lengviau. Ir dabar jau vyras man sako, tai kada filmuosim, tai gal dabar, tai gal kažką sugalvoji, tai nufilmuokim, būna net jau dabar ir savo idėjų kažkokiu pamėtų. Kai ištaikom kažkokį momentą, tai ir nufilmuojam.
Arba kažkokį tokį įdomesnį, ko gal dar nematėm, ar ko dar kažkokios temos gal dar nelėtėm, tai vat susėdam, pasvarstom, pagalvojam, kažką pakeičiam ir tada jau nufilmuojam. Bet jau dabar taip paprastai. Pastatėjai, telefoną įkišai, nufilmavai, sukarpiai, pasitaiko labai dažnai, kad perfilmuojam, nes žvengiam tiesiog. Ir patiem neįmanoma, ar ne? Taip, nes iš tikrųjų būna tokių reelsų, kur neįmanoma iš pirmo karto, penkto netgi karto kartais neįmanoma. Bet būna ir tokių reelsų, mane sekėjos kažkada yra klaususi, būna tokių reelsų, per kuriuos, žinok, susėdam iki tiek, kad po to galim net nešnekėti. Ir viskas yra ir nufilmuota. Bet čia irgi yra kūrybos dalis. Kūrybinio proceso. Galima sakyti, ar tai. Pateisinti, ar ne? Tai būna, kad ne taip pasakei, taigi ne taip, ten ne taip atsistoji ir pasisuka, ar dar kažkas, kad galiausiai jau daina iki to, kad matai, kad jau turi arba baigti filmuoti, arba greičiau filmuoti, arba nefilmuoti. Kitą kartą prie to prieiti. Bet žinai, kol pasakoju, aš kažkaip pagalvoju, kad vėlgi tokia tarsi išvelgiau tavo savybę, kad kai tu patiki, tai tada jau, žinai, nesvarbu kas. Pavyzdžiui, kad ir iš pradžių ten su nagais buvo, paskui ta draugė, kuri tave įkalbėjo su šluostėm, ar ne? Tada tave pradėjo įkalbinėti, iš pradžių tu ne, čia ne mano, šluostės ne mano, tada reelsai ne mano. Ir kai peržengi tą slengsti, kur jau tu patiki pati, ar ne, tai tada jau varai ulelę kokį. Ir tada antras iš paskos toks, antra tokia mintis kilo apie tai, kad tu sakai, kai žmonės palaiko, ar ne? O kai nepalaiko, ar tu būtum, jeigu, pavyzdžiui, žmonės nebūtų taip iš karto labai stipriai reagavę, to grįžtamojo ryšio, tau nepalikinėtų po tais reelsais, kaip manai, ar būtum tęsusi? Aš manau, žinau, kad būčiau, nes aš tai darau dėl savęs visų pirma. Man anksčiau tai buvo toks labai lipimas iš komforto zonos, bet man patinka lipti. Man atvažiuoti pas tave buvo lipimas iš komforto zonos ir aš šiandien per savo storius tai pasakiau. Man patinka lipti iš jos, o ne užsidaryti savo kažkokiam sukurtam burbule. Ir aš tai darau ne dėl laikų, ne dėl komentarų ir ne dėl kažkokių pagirimų. Labai faina jų sulaukti. Aš esu liūtas ir man labai patinka, kai mane glosto palei plauką. Bet net netame esmė. Tęsčiau, žinok, tikrai tęsčiau. Dalinaisi savo irgi Instagram'e apie tai, kad sulaukė labai didelio vyro palaikymo. Kaip manai, ar jeigu jisai, tarkim, būtų sakęs, kad Evelina, ne, kažkokia tu čia nesąmonė, taip gerai tos nagus darai ir čia, žinai, šluostės, kodėl? Ar kažkaip bandytum, kaip su reelsais jam parodyti vertę ir kažkokią, ar tiesiog be palaikymo darytum, ar vis dėlto tave tai sustabdytų? Ne, žinok, aš manau, kad nesustabdytų ir netgi pasakysiu, kodėl. Nuo pat pradžių, kai aš pradėjau šitą veiklą, tai tikrai jis palaikė, jis gal ne tiek, kiek palaikė, kiek nesikišo. Čia irgi yra palaikymo forma. Tylioji palaikymo forma. Niekada nebuvo pasakęs, kad nedaryk nesąmonę, jis leidžia išbandyti save. Ir jis žino, kad jeigu jis man pasakys ne, tai aš padarysiu taip. Nes, ta prasme, aš niekada nebuvau, nežinau, ar galiu pasakyti taip, ar išsireikšti taip, kad priklausoma nuo jo nuomonės, ar aplamai nuo jo. Visą laiką savarankiškai priimu visus sprendimus, bet aš galiu su juo pasitarti. Vėlgi, čia taip, žinai, dviprasmiškai aš galiu pasitarti, jeigu jis man pasakytų ne, aš vis tiek padaryčiau taip. Čia būtų kaip su to reelsu, kurią suknelę užsidėti ir vis tiek užsidėti tą... kitą. Ne tą, kurią jis patarė. Taip. Arba plaukų spalvą pasirinksi. Irgi tą pačią temą, nes jis iki šiol nori, kad aš būčiau tamsia plaukė. Va, prašau. Tai aš tokia žmona maištautoja, gal šiek tiek. Dažykis, prie ko čia aš? Tai aš manau, kad net ir be palaikymo aš būčiau mėginus išbandyti save šitoj veikloj, bet galiu pasakyti vieną dalyką, kad prieš kokius 2 metus buvo pas mus situacija, kai aš buvau labai įnykusi į darbus, į veiklą ir truputėlį gal ir apleidus šeimą, namus ir vyrą. Ir tai jam pradėjo labai nepatikti. Ir va tada jis buvo prieš. Ir labai stipriai buvo prieš. Kad
netgi buvo svarstama, ar mes galim būti kartu. Bet kaip matai, ir dirbu, ir vyras yra išsisprendė. Bet irgi čia lėmė mano tas toks charakteris, kad man nieks nevadovaus ir man nieks neaiškins. O kaip jūs tada ieškojate kompromiso? Tai taip ir ieškojom, ta prasme, kad aš labai vertinu galimybę susėsti ir pašnekėti. Ne taip, kad, kaip sakėm, kad galvoji, kągi ten tas galvoja. Tai mes išmokom per tiek metų kalbėtis, nes anksčiau būdavo tokių situacijų, kad kai mes norim pasišnekėti, tai dažniausiai vyras šneka, o aš bliaunu. Ir negaliu net žodžio pasakyti. Kai bandai ten aiškinti santykių, o tu ten tą. Ir neįmanoma. Ir, pavyzdžiui, vyras visą laiką pykdavo ir sakydavo, su tavim neįmanoma pašnekėti, tu tarsi viskas. Tik pradeda šnekėti, aš jau plaukiu, jau bala aplink mane. Irgi, nežinau, gal kažkokie tam tikri gyvenimo įvykiai mane sustiprino šitoje vietoje, kad man jau šiai dienai yra sunku ašarą išspausti. Aš turiu tikrai šnekėti apie kažkokius tokius dalykus, kurie mane gal skaudino kažkada arba ten kažkokie gyvenimo prisiminimai, dėl ko galiu susigraudinti. Tai mes pagaliau per tiek metų išmokom kalbėti ir išmokom ne tik klausyti, bet ir girdėti. Tai jis pasakė, ko jisai tikisi iš manęs galų gale, aš pasakiau, ko aš tikiuosi, paspaudėm viens kitam ranką, gyvenam toliau. Tiesiog kaip du suaugę žmonės. Žinai, vienas dalykas yra, kaip kažkada normalu, kad kiekviena pora turi tas krizės, žinai, bet poros tos ir yra, kurios tas krizės tiesiog, eina, praeina, įveikia ir, žinai, čia nebūna, kad iš karto jau tam pareiškimą, žinai, dėl skyrybų. Bet man buvo viena tokia gyvenimo situacija, kai manęs draugė, kuri šiaip baigusi terapijos, jinai kaip terapeutė dirbanti, sako, o tu jam pasakei? Taip, ir aš, žinai, draugė, taigi tu ten su visom emocijom ten pasakai ir ten, sako, o kokiais tu žodžiais pasakei? Ir ten kažką, ne, o kaip tu jam pasakei? Ir jinai privedė prie to taško, kur iš tikrųjų aš nepasakiau. Man atrodo, kad aš sakau, žinai, kad tas irgi per tas emocijas, per kažkokius, kad, žinai, bet vis tiek yra per mažai konkretumo, žinai, ir turbūt tai yra ganėtinai būdinga moterim, gal ir vyram, karts nuo karto, bet jie iš prigimties turbūt truputėlį tokie konkretesni, sudeda 3 ar 5 žodžius į sakinį ir viskas aišku, ko jie ten nori. Tik, kad ir šiaip aš gal galėčiau pasakyti, gal per drąsiai, kad gyvenime labai mažai priežasčių, dėl ko reikėtų susipykus iš karto skirtis. Kaip tik reikėtų mokėti, jeigu tu jau tą žmogų pasirinkai, mylėti, gerbti, ten, kaip sako, ir laimė, ir nelaimė, tai valio, einam, bandom. Ta prasme, taip ir darykim. Ne, aš tai žinok, kitai moteriai savo vyro neplanuoju atiduoti. Turėkite man. Net jeigu jis ir norėtų. Tada jau tavo tie nudildinti ir visaip kaip gražiai išpuoselėti nagai, tai būtų atstatyti, ar ne? Įsismeigtų į jo kūną. Mažiausiai. Oi, bet tai iš tikrųjų labai, labai sveikas ir labai sveikintinas toks požiūris. Aš tarp kitko tau turėsiu pabaigoje dovaną susijusią su to pačiu. Tai pratęsiu mintį, bet paskui, kaip prie to prieisim. Ir pradėjome apie tavo vyrą irgi kalbėti iš tos palaikymo pusės. Ir aš iš tikrųjų prisiminiau, kad irgi dalinaisi tuom, kad kai pakeitei savo profesiją, tai palaikymo iš vyro buvo. Bet buvo tų žmonių, kurie sakė, kad čia valytoja būsi, ten tokiais epitetais, ar ne? Kaip tada tu jauteisi ir, nes aš tiesiog galvoju, kad yra daugiau žmonių, kuriems irgi nebūtinai tuos žodžius pasako, žinai, į veidą ir tada gal silpnesnis žmogus, arba ne tai, kad silpnesnis, bet kuriam trūksta to užtikrintumo, galbūt kuris toks labiau, žinai, įsiklauso į aplinkos nuomonę, jis susviruoja ir sudvėjoja, ar tikrai čia yra tas kelias ir, žinai, nors kaip ir supranti, kad turi vieną gyvenimą ir kad tu jį gyveni, ar ne? Bet kaip tu tada jauteisi ir kaip patartum kitiems, žinai, išlaikyti savo stuburą? Iš esmės tai buvo tokių nuomonių, nes kai aš pradėjau naują veiklą, aš pradėjau visiems pasakoti ir dalintis, kad va, žiūrėk, pradėjau šluostės. Tai buvo tų nuomonių pačių įvairiausių ir kad ką, tu čia dabar valysi namus, bet o jeigu ir valysiu? O kodėl šita profesija yra kažkaip nuvertinama? Tai yra žmonės, kurie
pasirenka dirbti parduotuvėje, yra žmonės, kurie pasirenka dirbti namų valytojos. Tai valio, tai o kas tame yra blogo. Tai vat mano aplinkoje buvo tokių žmonių ir man artimų žmonių, kurie ten, tai tu dabar valytoja būsiu ir kas. Nu, vat, jeigu vat, reikėtų būti tą valytoją. Aš labai gerbiu kiekvieną profesiją ir kiekvienas žmogus pasirenka tai, ką gali, ką moka ir kas jam patinka ir panašiai. Duok Dieve, jeigu patinka. O ne tik dėl to, kad vat, reikia parnešti namo duonos tą kąsnį, sakykime. Bet aš tuo metu nebuvau valytoja. Aš turėjau produktus, kurie gali pagelbėti žmonėm išsivalyti namus, atsisakant tos chemijos namuose, ne? Bet kiekvienas turi pasirinkimą, ar jisai nori šitom šluostėm valyti, ar jisai nori kitom šluostėm valyti. Ir tai kiekvienas pasirinkimas yra gerbtinas, bet jeigu žmogus nori išbandyti mano šluostės, jis gali įsigyti iš manęs. Ir čia gal lėmė tas mano charakteris ir mano vidinis pokalbis su savim, nes žmonės kalba ir kalbės. Bet aš visą laiką labai gerai atsimenu vieno žmogaus man pasakytus žodžius, kuris sakė, kad jeigu tu žinotum, ant kiek mažai žmonės apie tave galvoja, tu galėtum net supykti. Tai aš visą laiką savo kartoju, kad, kalba, gerai, bet yra tokių žmonių, kurie pakalbės po 3 dienų, jau net neatsimena, ką kalbėjo. Geriausia atveju po 3 dienų, gal ir po pusvalandžio. Arba jau po pusvalandžio, net neatsimins, ką jie ten kalbėjo ir ką jie ten tau pasakė ir panašiai. O kitiem palinkėti, blemba, vėlgi mes grįžtam prie to pačio, kad gyvenimas vienas. Ir jeigu tau norisi išbandyti tą sritį, nebijok suklupti, jeigu netgi taip ir atsitiktų, nes visiškai yra nesvarbu, kas ką pagalvos, kas ką pasakys, tai yra tik tavo gyvenimas ir tik nuo tavęs priklauso, kaip tu jį nugyvensi. Ir žinai, kaip sako, fainiausia yra tada, kai tu senatvėj bandysi prisiminti savo gyvenimą ir tau bus smagu. O dėl kažkurių gal bus taip smagu, kad net gėda kam ir papasakoti. Tai geriau taip, negu sulaukti to vyresnio amžiaus ir galvoti, blemba, to nepadariau, tame savęs neišbandžiau, ten nenuvažiavau. Tarp kitko dauguma, mirties patale, bet to ir gailisi. Gailisi būtent to, ko nepadarė. Tai aš manau, kad ir aš kažko gailėsiuos. Tai natūralu, čia mes visi tikriausiai ateina tas momentas, kai kažko gailimės, bet nežinau, labai dažnai visi sako, kad pasigailėkim dėl to, ką padarėm, negu dėl to, ko nepadarėm. Bet jau smagu atsiminti bus. Kalbant apie galimybės, kurių tu stengiasi nepraleisti. Ir aš, kadangi mano vaikas yra mažesnis ir aš gal dar neseniai išgyvenau tą, tokį jausmą, kai truputėlį gal gyvenimas sulėtėja, kažko galbūt tu, tiesiog fiziškai negali padaryti, ar ne, nes tau reikia. Tu irgi sakai, kad kai vaikai jau gimė, tu dar ir nagais užsiėmė, ar ne, bet ir paskui jau atėjo ta nauja veikla. Ar buvo toks laikotarpis, kur tu turėjai pristabdyti ir tau vis dėlto buvo tos galimybės, kur atrodo, kad prieš akis eina? Nežinau, aš labai kažkaip natūraliai tą gyvenimą priimu ir niekada net negalvoju, kad blemba, čia galėjau vienaip, čia galėjau kitaip. Mano vyras net labai pyksta kartais dėl tokių dalykų, kad aš nesureikšminu tai, ką reikėtų gal sureikšminti ir aš labai natūraliai priimu gyvenimą. Neišvažiavom ir nereikia, nenuėjom ir nereikia, susirgom, pasėdėsim namie. Taip labai... Bet labai paprasta taip gyventi tada. Tu neužsikeli kažkokių lūkesčių. Man taip, bet žmonėm, kurie šalia, ne visada būna paprasta. Jiems daugiau dramos norisi. Taip, gal intrigų, dramos, neišvažiavom. Ne, aš kažkaip labai... Aš stengiuosi neprisikurti savo galvoje kažkokių problemų. Aš priimu taip, kaip yra. Sakykime, netgi tą pačią situaciją. Kažkur neišvažiavo. Tai gerai, išvažiuosim kitą kartą. Tai o kam tai sureikšminti? Neišvažiavom ir neišvažiavom, bet, yra kartais žmonių, kur ten pergyvena ir apie tai vis šneka ir šneka. Niekas nuo to nepasikeis. Tai negalėčiau aš pasakyti, kad kažkokių galimybių ten plaukia, kaip sakai, ir ten kažko neišnaudojau. Neišnaudojau ir reiškia, nereikėjo. Turėjau taip susidėlioti ir viskas. Ir aš tai priimu. Mes pokalbį dar irgi pradėjome ir nuo vaikų, tada perėjom prie tavo visų profesijų ir dabartinė profesija, kaip tu pati daliniesi, tikrai tau suteikia labai daug galimybių ir tu tiesiog kaifuoji nuo to, ką tu darai, daug ir po pasaulį keliauji.
Ir iš tikrųjų, tavęs klausant, skaitant, galima tikrai matyti kaip pavyzdį to žmogaus, kuris save realizuoja. Bet kaip žinia, realizuoti save galima labai įvairiais būdais. Tik labai taip siaurai mąstant, mums kartais gali atrodyti, kad tai manoma tik per darbą, per profesiją kažkokią, ar ne? Tai savo gyvenime, apgalvojant įvairias sritis, ar tai būtų kūryba, vaikai, šeima, nežinau, kasdienybė, tavo darbas, kurioje srityje tu labiausiai save realizuoji. Žinok, net sunku galbūt pasakyti, visuose po truputį stengiuosi. Iš pradžių, sukūrėm šeimą, tai realizuoji save kaip žmona. Sukūrėm 2 nuostabius vaikučius, tampi mama ir bandai realizuoti save kaip mama. Susiradai mėgstamą veiklą, tai irgi ten kažkokią dalį savęs atiduodi. Tai aš stengiuosi, šitoje vietoje kartais ir persiplėšti stengiuosi, bet kad nei vienas sritis nenukentėtų, kad nebūtų taip, kad nėriau į visus darbus ir pamiršau šeimą. Nors buvo tas etapas, bet pasitaisiau šitoje vietoje. Gavau pastabą, ją išgirdau ir pakeičiau savo tą mąstymą truputėlį, bet vėlgi, jeigu užsimčiau vien tik šeimą ir neskirčiau laiko darbui, tai darbas kentėtų. Tai aš, kiek tai manoma, stengiuosi balansuoti tarp tų visų savo veiklų, šeimų, darželis, mokykla, namai, darbas ir panašiai. Nėra gal tokios vienos srities, kur jau sakyčiau, kad oi, jau čia aš ekspertė. Vaikai auga ir aš pati su jais augau, vaikai mokosi ir aš pati su jais mokausi, aš dar mokausi būti ir mama, ir žmona, ir darbuotoja, ta prasme, čia visas gyvenimas yra dar toks, skirtas mokslams ir savęs galų gale kartais pažinimui, nes kartais būna taip, kad padarau ir pati galvoju, net nebūčiau pagalvojus, kad padarysiu, gerai, padariau ir pabandžiau, pavyko ir valio. Būna tokių akimirkų gyvenime, kai tu tiesiog sąmoningai sustoji ir permastai, ką iki šiol padarei. Tarkim, nes tai galbūt ir padeda kažkaip pamatyti, kiek tu gali, kiek tau pavyko, kiek nepavyko. Kažkokius tokius, daraisi kažkokias tokias sąmoningas akimirkas, ar tiesiog tu be važiuodama automobilyje tau užtenka pagalvoti, kas įvyko ir taip natūraliai gyvenimas susiklosti. Ne, aš galiu pasakyti, kad aš nedarau tų. Aš pati iš savęs toks žmogus, kur varo, lekia, juda, bėga ir panašiai. Aš sustoju tik vakare, kai einu į lovą. Atsigulu miegoti ir galiu miegoti. Tai tada mano būna vienintelis sustojimas, tai dar prieš miegą galiu pagalvoti apie tą praėjusią dieną. Gal buvo kažkoks mini konfliktas su vaikais, sakykime, kad gal kažką kitaip galėjau pasakyti, kitaip padaryti, arba ten su to pačiu vyru, gal kažkaip kitaip galėjau pasakyti. Tai būna, kad pagalvoju, bet taip, kad man reikėtų sustoti, nemačiasu. Sustoti. Gyvenimas bėga, tai ir aš bėgu. Okay. O būna tokių akimirkų, kai tu sakai, nebegaliu? Būna. Tikrai būna ir irgi vėlgi visose srityse tas būna, kad perdegi, būna, kad per daug iš savęs reikalauji, būna, kad galvoji, kad gali, bet pasirodo negali. Bet aš dėl to savęs nenulinčiuoju. Aš tiesiog sau primenu, kad, Evelina, lėčiau. Arba mažiau darbo padarykim, arba ten, taip. Šiaip visko gyvenime pasitaiko, bet aš kaip sakau, aš viską labai natūraliai priemu. Jeigu taip atsitiko, reiškia, taip turėjo būti. Buvo gyvenime tokių akimirkų, kai tu sakai, aš žinau, kad galiu, bet nenoriu. Aš manau, kad kiekvieną dieną pasitaiko tokių situacijų, kad tikrai tu gali kažką padaryti, aplamai padaryti arba padaryti daugiau, bet aš nežinau, gal palauksiu, kol labiau paprašysiu. Arba padarys už tave? Arba padarys už mane. Šiaip, tai būna. Aš, pavyzdžiui, netgi paimti patį paprasčiausią pavyzdį, kai būna, Austėja pradėjo eiti į mokyklą ir reikėjo surinkti tėvų komitetą. Tai, pavyzdžiui, aš niekada nepakelčiau rankos. Aš galiu, bet aš nenoriu. Nes tai yra irgi vėlgi tai yra visiškai naujas sritis, tai yra man svetima galbūt sritis, aišku, aš įsigilinčiau, man pavyktų. Tikiu. Čia, man dabar priminė, kai mūsų sūnus į darželį nuėjo ir buvo mums pirmoji rudenėlio šventė.
Ir aš nuoširdžiai, čia žinai, kaip būna, kai tavo vaikas yra tas vyresnis, tavo atveju, ar ne? Ir tikrai komitete yra mamų, kurios turi jau vyresnį sūnų ir jos žino, ką reiškia būti komitete arba kas ten vyksta ir panašiai, o tu ateini, kaip ir pirmą kartą. Tai man su sūnum buvo rudenėlio šventė, kur aš nesusimaščiau, kad mes ten darysime kažką iš tų daržovių, kad ne šiaip reikia jas atnešti ir jomis pasidžiaugti, bet iš jų dar padaryti šuniuką, kačiuką arba dar kažką. Tai panašiai labai jaučiausi, žinai, kad reikia patirties, žinai, kad paskui jau kitiem būna lengviau. Kad visiems yra savaime suprantama, ką ten reikia daryti, o tu gali truputėlį dar palaukti ir nušaliau pabūti. Tai ten pas mus labai greitai tas komitetas susirinko, aš labai dėkinga už tai, aš labai gerbiu tas mamas, kurios pakėlė ranką, kurios yra savanorius, kurios žino, ką ten reikės daryti ir kurios skirs tam laiko. Bet šiuo atveju aš kur, jeigu reikės mano pagalbos, prašau. Bet paskirstai savo energiją tam tikrais būdais, ar ne? Taip, kiek tai įmanoma. Kiek tai įmanoma. Labai faina frazė esi pasakiusi. Pinigus užsidirbsime, meilę užkariavome, sėkmę pasieksime, o laimę pasigimdėme. Tai nori pakomentuoti? Ką tau šitie žodžiai reiškia? Viskas kaip ir parašyta. Mano, prisijėmė, ar ne? Taip. Nes iš tikrųjų, susituoki su vyru, susikuri tą šeimą ir iki pilnos laimės tikrai buvo tas momentas, kad man trūko tik vaikų. Nes pinigus mes užsidirbsime, mes, kaip susirandi darbą, tu gauni atlyginimą. Tai tu jos užsidirbi. O iki pilnos laimės man trūko tų 2 mano Dievo siųstų dovanų. Tavo požiūrėje ir viskame, kad tu sakai, taip tiesiog užkoduotas yra tas, žinai, tikėjimas, kad aš žinau, kad aš galiu. Tai koks yra stipriausias, didžiausias tavo galių momentas? Žinok, aš labai paprastai pasakysiu, mano mama augino mus viena, kadangi aš visą savo vaikystę ir paauglystę mačiau, kad mama viena tempė viską ant savo pečių, ji man buvo vienintelis pavyzdys ir aplamai pavyzdys kaip šeimos, tai aš tau galiu pasakyti, kad aš daug ką galiu, nes mano mama galėjo. Jinai galėjo viską, mes tikrai labai nepasiturinčiai gyvenom, jeigu mama nesupyks už tokį išsireiškimą. Ji mums atidavė viską. Ji pati kranus keisdavo, ten visokias tarpinės iki rozečių keitimo, iki remontų darimo pati, ta prasme viską pati ir aš niekada iš jos negirdėjau, kad aš negaliu. Ir aš visą vaikystę ir visą paauglystę nežinojau, ką reiškia tėtis ir vyras namuose. Aš tik mačiau tą moters pavyzdį, kuri gali. Tai su tokiu galiu aš užaugau ir dabar aš daug ką galiu. O ką iš dabartinės perspektyvos, kai tu jau pati esi mamos vaidmenyje, kokią žinutę, gal kokią vertybę tau yra bene svarbiausia savo vaikam perduoti? Šiaip net sunku pasakyti, bet man gal pagrindinė žinutė, kad tiek mama, tiek, gal už tėtį negaliu atsakyti jau taip, žinai, drąsiai, bet iš savo gal tos pozicijos, kad mama visada bus šalia. Kas bebūtų, kas be atsitiktų, kaip tave mokykloje be įvertintų, kaip kas ką be kalbėtų, bet mama visada bus šalia ir tikrai būsiu visada šalia, nesvarbu, kas bebūtų. Tai gal pagrindinė mano žinutė mano vaikam, gal kartais man gyvenime to trūko. Ir aš tiesiog žinau, ką aš norėčiau padaryti kitaip, negu buvo pas mane mano vaikystėje. Gal tai būtų ta pagrindinė mano ta mintis, kad mama visada tikrai šalia bus. Labai stipri ir labai svarbi žinutė, žinai, tam saugumui, kad vaikas drąsiai augtų, nes jisai jaučiasi tada saugus. Jisai žino, kad užnugarį turi. Kad galėtų viską papasakoti, kaip yra, kad žinotų, kad mama adekvačiai sureaguos. Nes aš atsimenu, labai bijodavau mamai pasakyti, kai gaunu kokį 6. Tiesiog bijojau, nes aš žinojau, kad jos reakcija bus neadekvati. Bet tas 6 jis yra mano tos dienos žinių įvertinimas, bet tas 6 niekaip nevertindavo manęs kaip asmenybės. Ir tas 6 reikšdavo tik tiek, kad tau reikia išmokti, kad tu gautum didesnį balą, bet tik tiek. Tai šitą tikrai bandysiu ir vaikam paaiškinti, kad ten ta saulutė ne su tokia šypsena, o su tokia šypsena, tai visiškai neįtakoja nei mano požiūrio į tuos vaikus, kad
kaip bebūtų, bet aš visada šalia. Dar ir pakovosiu, kas negerai su ta šypsena, prašau. Dar, tarp kitko, aš mokykloje, neatsimenu, gal būsi girdėjusi, turėjau paskutinėse klasėse, vyresnėse klasėse, 11, 12, 2 pažymių knygelės. Vieną matė mama, vieną matė auklėtoja. Tai ant kiek aš buvau įbauginta, ar kaip čia pavadinti, kad mano mama pamatys realius mano pažymius. Nes aš žinau, kad tai bus katastrofa namie, prasme, kad aš ten to negausiu, ten neišeisiu, to neleisiu ir panašiai. Ką aš norėjau to pasakyti? Kažką. Tai va, aš turėjau tas 2 pažymių knygelės ir jeigu reikės, aš ir vaikam 2 turėsiu. Va tai va. Vieną tegu mato mokytoją, o kitą mes gražiai rašysim 10. Nes, netame esmė, esmė visa yra ryšyje, pasitikėjime, kad tas vaikas gali grįžti namo, viską papasakoti ir kad aš adekvačiai sureaguosiu į viską, ką jis man papasakos. Kad mes kartu padarysim, mes kartu išspręsim tam tikras kažkokias gal kylančias problemas. Aišku, kiek tai manoma, nes iš tikrųjų dabar, pavyzdžiui, sėdim prie 1 klasės namų darbų, tai kartais būna, kad norisi valerijono lašiukų į tą vandenį įlašinti, bet stengiamės, kalbam, bendraujam, rašom, kartais nepadarom tų namų darbų, bet dėl to mano santykis su vaiku nesikeičia. Ir mes labai gražiai grįžome, prie tos frazės, kurią aš pradžioje tau paminėjau, kuri irgi iš tavęs nuskambėjo apie tai, kad aš žinau, kad galiu, tik kol kas man nepavyksta, bet aš rasiu būdą tai padaryti. Ir tai niekaip nėra susiję su mano asmenybė ir jos vertinimu ir visos sistemos ar ten, kitų žmonių sukurti vertinimo skalės kažkokias, tai jos nieko bendra neturi su asmenybė. Tai tikiu, kad tavo vaikai tikrai užaugs lygiai tokie pat stiprus, savimi pasitikintis kaip ir tu. Ir gal tiesiog pabaigai, jeigu turi noro, padainuok. Tokis eilėraštuką. Žinai, kaip man kėdės reikėtų. Nes tai savo vaikų. Atsimenu iš vaikystės labai gerai, kai sekiau eilėraštį ir kaimynas 10 litų davė. Va. Patiko. Tikiu. Labai patiko, labai faina buvo. Tai nemoku, žinok, nei dainuoti, nei eilėraščių, bet jeigu susitiksim po metų, tai aš mačiau, kad 2 klasės kurse yra eilėraščiai mintinai. Tai aš tada jau galėsiu. Prašau. Nes, žinai, kai dažniausiai sako, kad mes padarėm, mes mokomės, mes pakakojom, mes važiuosim, mes tai aš tikiu, kad mes mokinsimės eilėraščių ir aš galėsiu jau juos tau čia atsistojus ir padeklamuoti. Aš tikiu. Aš galiu, bet reikia laiko. Nuostabu. Ta pozityvia gaida. Ir tarp kitko, kadangi tau sakiau apie dovanas, tai aš tau atnešiu. Nors sakai, kad jūs su vyru jau išmokot kalbėti, bet jeigu kartais tau sugrįžtų tą akimirką, kai tau daugiau norisi verkti negu kalbėti, mes su Tadu sugalvojom, tiesiog mums irgi iš praktikos išėjo, mes suvokiam, kad galima parašyti. Tai tada padarėm tiesiog mūsų 10-mečio progą tokią užrašinę, kurios pabaigoje ant kiekvieno lapo yra parašyta PS myliu tave. Tu gali laišką rašyti vyrui ir viską išlieti, viską, kas faina, kas nefaina, bet pabaigoje tiesiog PS vis tiek aš myliu tave. Arba netgi rašyti laiškus savo, kokia aš faina. Ir pabaigoje priminti savo PS myliu tave. Nors ir šiandien galbūt ten kažkas su vaikais, galbūt kažkuris kampas liko nesutvarkytas ar ten dar kažkaip, nors pas tave taip nebūna. Bet kuriuo atveju, ačiū tau labai, kad atvažiavai, kad skyrei laiko, kad mes pagaliau po kokių 20 metų, truputėlį mažiau, bet susitikom, kad ir tokiom sąlygom. Vien dėl 7. Kokius 7? Prieš 7 metus šokam vienose vestuvėse. Tu miegoji su mano vyru, o aš su tavo šokau. Tiksliai. Nu va, matai, kaip pamiršau. Bet kuriuo atveju manau, kad šitas podcastas turi tęstis vien tam, kad aš susitikčiau savo namuose su visais žmonėms, su kuriais aš noriu susitikti. Galvoju su visais, su kuriais miegu. Žinok, tu esi išskirtinis atvejis. Ačiū tau dar kartą. Tai va, o dabar prašau. Ačiū. Ir prašau saldainių. Ačiū.